Atnešėm kaimynams kopūsto. Kopūsto atnešėm, nebijokit. Mes kopūsto jum atnešėm. Atvežėm iš toli. Kopūstą, taip švelniau gal mesk. Na, ateikit, va. Va, kopūstas. Kaiminėliai. Juk jau esam lik ir pažįstami. Nu, kopūstų atnešėm. Nu. Iš rankų duok. Neturėtų bijoti, jokie žmonių nebijo. Nu, atėjo draugai mūsų. O su jumis nieks nedraugauja. Tiek bėgat, nieko neėmėt. Na, suvalgys. Mes šviežus. šviežus kopūstas, skanus. Nu, ne šviežus, bet saulės metrų. Pradėjo valgyti kiti. Skanu. Vakar pas mus buvo atėjęs kačiukas. Gražus toksai kailis, blizga. Čia atbėgo pro krūmus. Visur aplandžiojo, vaikščiojo. Bet kai bandžiau pakviesti, pabėgo. Bet jis matyt jau čia dažnai užsuka pas mus. Ir paskaičiau, kad labai geras ženklas, jeigu atėjo kačiukas į namus. Oranžinis toksai. Ir kad būtent tokios spalvos kačiukas, tai reiškia turtai. Sėkmė, pasisekimas. Nu, tai gal jau, kaip mes sprendžiam, iš kur tie turtai pas mus bus. Ja. Iš kur jau tie turtai mums nukris. Tai va, nes viską uždirbam, viską užsidirbam patys. Uždirbam daug, o kažkas sužydo čia. Negerai. Kas čia žydė? Čia šita žydė. Garšva. O. Tarp krūmelių įsitaisė. Blemba. Reikia greiko skubiau nupjauti, nes čia toliau mums sėka kniekis. Nu va taip kažkaip atrodo, kai lyja. Vis tiek gražu. Tik labai daug prisineša purvo į terasą. Net nežinau, kaip išspręsti tą problemą. O, yra duobės kažkokios išraustos. Bet čia ne kurmiai, kurmiai daro tos kauburėlius tokius. Čia gal tokios pelės. Nu, aš taip įsivaizduoju. Nežinau, aš. Vyriukas jau į pabaigą montuoti mūsų lauko dušą. Labai sudėtingas variantas. Jisai čia žmogus daug labai necenzūrinių žodžių vartoja, berinkdamas tą dušą. Latvių gamybos. Nu, bet bus gražus dušas, tikrai bus gražus. Pagaliau mes normaliai nusiprausim. Ne po medeliu. Tokios va grindys. Yra bakelis. Bakelis yra 150 litrų. Sakėm, kažkaip tai privešim ir pripilsim su to mūsų aparačiuku, kuris pakelia vandenį. Tai va, sumontuoti buvo tikrai sudėtinga, ieškojom informacijos ir YouTube, ir Google. Tai visas instrukcijas, kurias radom internete, visas sudėjome į vieną ir va taip pamontavom, dar liko duris. Bet kadangi toks oras, tai ne iki montavimo dabar jau čia
ten tie va pagaliukai, kur matosi, tai juos reikės į žemę įkasti, kad jisai stabiliai stovėtų. Turėsim dušą lauko. Bus smagu. Toliau išsiaiškinom, kad ant tų medžių yra amarai. Tai padarėm, užmerkėm, kaip čia supjaustėm česnaką, pamerkėm į vandenį ir laikom dabar tamsoj, o paskui purkšim. Nu, kiek pasieksim, kiek nupurkšim. Ir gali būti, kad dėl tų amarų ir uogyčių nėra, gal tie amarai suėda, ar kaip, aš net nežinau. Va, ir ant šitų krūmelių nėra uogyčių, yra viena kita uogytė. Bet, o kitam gale žemės yra daug uogyčių, mačiau, tikrai daug. Tai reiškia, ten tų amarų gal nėra. Tai štai kodėl verkia tas medis mūsų. Tai dabar šiandien purkšti neapsimoka, nes lietus. Tai sekantį kartą, kai jau nelis, išpurkšim viską su tuo česnaku. Dar viena žinia, į namelį atėjo skruzdėlės. Tokias mažytės, juodas skruzdėlytės. Tai vėl pyliau ataką miltelių. Tai toj vietoj, kur pripyliau, ten dingo. Nors buvau pripylus visur, atrodo. Tai jie susirado kitą takelį. Tai žodžiu, bet prisipirkau jau dabar tos atakos labai daug. Vėl bersiu aplink namą. Bersiu pačiam kambarį, visus kampus išbersiu, matysiu, gal pabėgs. Ir kaip supratau iš žmonių komentarų, kad tos skruzdėlės kažkaip tai atneša tos amarus. Nežinau, tai tiesa, ar čia kaip čia, tai žodžiu, jeigu skruzdėlės išnaikinsiu, gal tų amarų neliks ir nebeverks tie mūsų medžiai. Va. Na, aš taip tikiuosi. Va, tai tiek žinių iš žemės.